Sveiki lietuviai. Pavadinkime tai video 4 iš 5 video. Šitas video pamokysiu, kaip pataisoma klaida, kai netitinka viena kraštinė. Matome, kad beveik viskas yra surinkta, tik tai sukant kubiką įvyko toks dalykas, kad apsisuko šitie du. Jie turėtų būti susukti šitaip, bet nesigauna, nelabai reikia stresuoti, tai yra padaroma. Tai yra padaroma tokiu būdu. Tai yra Rubiko kubiko svetainėje, 23 puslapyje yra ten nurodymai, bet šita formulė yra iš 15 pasukimų. Kągi, jeigu jau sugalvojate sukti, turite išmokti 15 kartų susukti ir nesuklysti, nes jeigu sukdami dabar ištaisysite per 15 pasukimų, šitą atstatysite į vietą. Jeigu suklysite, išsiardys viduriai, šonai ir visa kita, teks iš naujo pradėti nuo centrų sustatymo, po to kraštinių ir vėl grįžti prie šitos pozicijos. Taigi, šitą reikia mokytis, nieks nesakė, kad bus lengva, bet jeigu norite būti savo mokykloje kiečiausias ar kiečiausia, tai teks mokytis ir po to kiti varvins seilės. Taigi tiek, taigi žiūrime, ką čia reikia daryti. Vėl, kadangi aš suku baltą, o geltoną užbaiginėjau, kryžių geltoną, čia trūksta kryžiaus, yra 3 kryžiaus kraštinės, viena kryžiaus kraštinė netitinka. Veido pusė šita, o viršus šitas, geltonas. Kągi, 15 kartų. Žiūrime kartu šitą 2 kartus į apačią. 2 kartus į apačią, skaičiuosiu pirmas kartas, galą 2 kartus į kairę arba į kairę. Čia yra antras kartas, viršų 2 kartus, trečias kartas, ketvirtas, penktas, šeštas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kartų ir matome, kad labai gražiai atsistatė kraštinė. Kągi, pabandykime dar kartą pakeisti, vėl šitą mėlyną pastatysime į viršų. 15 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Matote, vėl pastačiau, kaip neturi būti. Na ir kągi, dar kartą parodysiu, kaip tai daroma. Viršus čia, priekis veido pusė čia, 15 kartų. Kartojame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15. Kągi, reikia mokytis 15 žingsnių formulę ir ta formulė jūs seks visose kitose kubikose, rubikose, lyginiuose skaičiuose, kaip 4, 4, 6, 6, 8, 8, milijonas ant milijono. Taigi, nuo jos niekur nepabėgsite, jeigu norite išmokti sukinėti lyginio skaičiaus kubikus. Mane galite sekti ne specialistas vardu, YouTube'ės kanale arba TikTok'e. Susitiksime video 5, kur paaiškinsiu, kaip pakeisti šitos 2 kampus. Dar gali būti paskutinė klaida, kuri taip pat yra ištaisoma.